Aš Justas, man 11 metų ir aš jau 5. Aš mėgstu būti mokykloje. Čia sutinku visus savo draugus, su kuriais mokomės. Man patinka daug dalykų, bet tik ne matematika. Aš jos nesuprantu. Prieš mėnesį pas mane atėjo vaikinas, studentas. Prisistatė ir pasakė, kad mokės mane matematikos. Man tai nepatiko. Labas, aš Laurynas. Esu 2 kurso ekonomikos studentas. Visad buvau smalsus ir troškiau išbandyti naujus dalykus. Todėl žinodamas apie begalybę tokių sostinėje pasislėpusių galimybių, tik įstojęs pradėjau ieškoti. Išbandžiau dainavimą chore, teniso žaidimą, netgi šokius. Galiausiai atradau projektą Neimti, bet duoti ir jame veikusius savanorius, vėliau tapusiais gerais draugais. Graži idėja padėti vaikui mokytis po savimi slėpė didelius iššūkius. Tapęs Justo matematikos korepetitoriumi, supratau, jog turiu išmokti geriau planuoti savo laiką, aiškiai ir struktūriškai dėstyti mintis, lavinti bendravimo įgūdžius. Ir pamažu, apsilankymas po apsilankymo, tikslas išmokyti atrodė vis labiau ranka pasiekiamas. Jis ateidavo pirmadienius ir trečiadienį, 17 val. Iš pradžių per pamokas pavargdavau ir pykdavau. Man buvo sunku suprasti, ką aiškina Laurynas. Bet vieną antradienį iš matematikos gavau 7. Dar niekada nebuvau gavęs tokio pažymio, todėl labai laukiau trečiadienį, nes norėjau apie tai papasakoti Laurynui. Šis trečiadienis buvo pirmas, kai mane ateinant Justas pasitiko net prie durų, o atrodė neįprastai laimingas. Man nespėjus net pasisveikinti, jis sušuko. Gavau 7. Ačiū. Didžiavausi juo, didžiavausi savimi ir po šio nepaprasto trečiadienio supratau. Tai tik pradžia to, ką mes galime duoti vienas kitam.